Velniai kairien pasuko pamažėl, tačiau kiekvienas viršininkui savo liežuvį dar parodė kažkodėl, o tas pasturgaliu sutrimitavo. Dantė, Dieviškoji komedija, 21 giesmė baigėsi, tokiu smuklės žargonu, jeigu taip galima pasakyti. Ir čia 21 giesmėje labiausiai atsiskleidžia pragaro organizacijos vidinė kultūra. Ir 21 bei 22 skyriai, giesmės, atsiprašau, čia net neskyriai, jie labiausiai pasakoja tai, kas mums gali būti geriausiai atpažįstama kaip kultūriškai susiformavęs mitas apie pragarą. Ten yra velniai, ten yra smala, ten yra šakės, ten yra verdantys nusidėjėlius skūras, lupantys ir verdantis nusidėjėlius smaloje demonai. Vienu žodžiu, kaip vyrėjai, viskas ten yra. Tai aišku, mes gilinsimės ne į Dantę. Dantę mes paimsime kaip pretekstą pakalbėti apie Biblijos mokymą, ką Biblija pasakoja. Ir 8 pragaro rate, 5 griovyje, Dantė sutinka visus kyšininkus ir sukčius. Tai jo, aišku, jisai sutinka ir konkretų žmogų, jo vardas bus Čempolas, mes apie jį irgi pakalbėsime. Tai šitame įraše aš norėsiu pakalbėti apie tai, kodėl Dantė čia patalpina visus kyšininkus ir visus sukčius, kuo pasireiškia tokia sukčiavimo kultūra, kokie pavojai, ką Biblija apie tai sako. Tai bus toksai šiek tiek pasigilinimas į pačią Bibliją. Tiems iš jūsų, kas esate rėmėjai, tai apačioje rasite nuorodą į video skirtą konkrečiai jums. Norėsiu pakalbėti apie neklastingą širdį, nes manau, kad čia labai ta tema aktuali būtent šitame pragaro momente, kada Dantė ateina į 8 pragaro rato 5 griovį, kur susitinka su tais, kurie manipuliuoja, kitų sąskaitą bando pragyventi. Tai koks Dievo planas? Ir Dievo planas žmogui yra gyvenimas be klastos. Kaip tas gyvenimas atrodo, kaip jį gyventi, tai čia aš jau norėsiu pakalbėti jums, tie, kurie šį tarnavimą mano remiate ir jeigu norite pasigilinti giliau. Bet gerai, grįžkime prie Dantės. Kaip jau minėjau, šitas Dantės pasakojimas 21 ir 22 giesmėje geriausiai atspindi tą kultūriškai iš viduramžių mus pasiekianti suformuotą pragaro mitą su visais tais pragarais, liepsnomis ir verdančia smala. Bet jeigu pasižiūrėjus, yra skirtingų pragaro įvaizdžių, ar ne? Pavyzdžiui, Augustinas viduramžiais, aišku, aš čia nenoriu pasakoti apie pragaro doktriną Biblijoje, bet Augustinas vienas iš bažnyčios tėvų, labai akcentavo tą tokį teisinį išgelbėjimo ir prakeikimo, pražūties aspektą. Tai pragaras buvo įsivaizduojamas kaip bausmė, savotiškai kaip kalėjimas. Tu eini atlikti bausmę tame kalėjime, aišku, be jokios galimybės išeiti iš to pragaro. Tai čia vienas toksai požiūris. Katalikų bažnyčioje, aišku, aš kaip ir sakau, tiesiog labai bendrais bruožais, nesigilindamas į konkrečios bažnyčios ar konkrečio žmogaus supratimą pragaro arba bandydamas jį išsamei jums papasakoti. Katalikų bažnyčioje pragaras yra suvokiamas kaip visiška priešingybė buvimui su Dievu, tai pragaras yra atskirimas nuo Dievo artybės ir nuo visų palaimintųjų, reiškia žmonių. Jeigu Dievo planas yra bendrystė ir santykis ir buvimas, tai nebūtis yra tas pragaras. Kad ir ką jisai reikštų, šiandien aš nesigilinu per daug į tai. Clive'as Lewisas turėjo 2 tokius alegorijas arba pasakojimus apie pragarą. Didžiosios skyrybos savo kūrinėje jisai pasakoja apie pragarą kaip apie miestą, niūrų, pilką miestą, kur lietus lyja ir žmonės gyvena kaip galima toliau vienas nuo kito. Tas miestas nuolatos plečiasi ir nors visi gyvena mieste, bet visi gyvena visiškoje vienatvėje, nes negali sugyventi kartu. Tai čia vienas toksai kaip ir pasakojimas. Ir Lewiso noras parodyti, kad pragaras yra
na galima sakyti, sugriuvusi, suirusi, pašlyjusi, nykstanti kaiminystė. Nebėra kaimynų, visi gyvena individualius gyvenimus. Kipšo laiškuose, kitame savo kūrinyje, Klaivas Liujisas apie pragarą pasakoja kaip apie valdymo aparatą, kaip apie raštinę, apie ofisą, kuriame visi, tokiam, įsivaizduokite, na patį niūriausią, kaip net ne niūriausią, bet patį labiausiai pilkiausią, bespalvį kokią nors organizacijos bespalvę raštinę ir ten visi sėdi, biurokratai, sulindę ir visi rūpinasi, kaip galėtų kito sąskaita lipti karjeros laiptais. Tai Klaivui Liujisui pragaras yra nyki biurokratija. Ne kažkokie tai koncentracijos stovyklos ir žudimai, bet bejausmiai, empatijos neturintys demonai, kurie tiesiog atlieka savo darbą, rūpindamėsi tik tai savimi. Aišku, galima į pragarą žiūrėti ir krikščioniškoje bažnyčioje dažnai apie tai yra kalbama, kad pragaras nėra vieta, o greičiau būsena, tai irgi dar vienas bandymas tą pragarą apibrėžti. Aišku, čia iš Biblijos ateina, kad žodis pragarui yra naudojamas žodis gehena, kuriame tai buvo vieta, nuolatos rūkstanti ir deganti, kur, kaip savartynas fatiškai, tai yra vieta, kur buvo metamos visos atliekos, visa kas nereikalinga. Ir Biblijoje dažnai šita vieta yra naudojama, kalbant apie amžinąją ugnį, tai iš čia išsivystė daugeliui žmonių kažkoksai tai požiūris į tą gyvenimą be Dievo, kažkokia pragaro vieta. Ir aišku, kitas pasakojimas, čia jau daugiau biblijinis, aš noriu prie biblinio galbūt kalbėti apie tai, apie biblinį. Dantė kalba apie demonus. Vėlgi, Dantės pasakojimas, reikia suprasti, yra alegorija. Nėra tiesioginis, jis nebuvo pragare ir nematė. Jisai bando, kaip ir Klaivas Liujisas, kaip ir Dantė, bando apie pragarą kalbėti, kažkokiom tai metaforom, kad būtų aiškiau, kaip žmogus pražūsta, kaip žmogus pasirenka netinkamą kelią ir galų gale kaip iš to miško, kaip prasideda Dantės dieviškoji komedija, iš tankaus ir painaus miško rasti kelią dangaus link. Tai, o Biblijoje yra kalbama apie tai, nekalbama apie demonus su ragais ir su šakėmis, ar ne, apie smalą kažkokią tai. Yra kalbama apie demonus, apie Liuciferį ir sakoma, kad jisai gali netgi pasiversti šviesos angelų, jeigu jam reikia. Tai šiandien aš nenoriu pasakoti apie, ką autoriai kalba apie pragarą, bandydamas kažkokią tai doktriną patvirtinti ar nepatvirtinti. Greičiau tas pats supratimas, požiūris į tai, kaip mes įsivaizduojame pragarą, mums pasakoja, daug ką pasako apie tai, kaip mes suprantame Dievo karalystę. Ir kaip mes suprantame pražūtį arba visišką antitezę, visišką priešingybę tam gyvenimui, kurį Dievas siūlo. Taigi, kaip ir sakiau, apie pragarą žmonės turi įvairiausių nuomonių, netgi krikščioniškai bažnyčioje įvairiai yra traktuojamas pragaras. Daugelį atvejų, daugeliui pragaras yra suformuotas būtent Dantės, su visais tais velniais, kipšais, lakstančiais, ar netgi galbūt ir Klaivo Liujiso, kurį paminėjau. Aišku, aš visų neminėsiu, mes visi galėtume surasti, kas yra pragaras. Pragaras, kai kam galbūt sėdėjimas teatre ir žiūrėjimas kokio nors kūrinio, kurio nesupranta, jis gali pasakyti, tai yra pragaras. Bet taip aš įsivaizduoju pragarą. Tai ką mes įsivaizduojame yra viena, ką Biblija moko yra kita. Ir Biblijoje nekalbama apie pragarą kaip apie biurokratinę kažkokią tai vietą, apie smalą, ten nusidėjėliai dega smaloje kažkokioje, ar kaip Klaivas Liujisas, kad pragaras yra kaip kažkoks miestas, kuriame nėra kaiminystės. Gyvena visi vienoje vietoje, bet taip ir nesusitinka. Tai žinoma, aš apie tai nenoriu kalbėti šiandien, bet tokia trumpa įžanga į skirtingus požiūrius, į pragarą. Ir ką mato Dantė, trumpai papasakoti noriu 21-22 giesmės kontekstą. Ką mato Dantė? Dantė ateina ir jisai mato skraidančius, su tokiais sparnais panašiai kaip šikšnosparniai demonus
ir jie, aišku, rankose laiko po šakę. Ir Dantė kalba apie juos kaip apie virėjus, kurie verda. Ir koks jų tikslas? Jie pamato iš smalos išlendančius nusidėlius ir jų tikslas juos pagauti, prismeigti, nudirti jiems odą, nuplėšyti jiems galūnes ir faktiškai visas gyvenimas pragare, šitame įsivaizduojamame pragare, tų visų pražuvusių nusidėlių, tai slapstytis nuo tų demonų, murkdantis toje smaloje, slepiantis. Bet vienas buvo žmogus pagautas, jo vardas, aš jau kaip minėjau, Čampolas, jisai ten istorinė asmenybė, kuris ten Dantė apie jį pasakoja, kad jisai turėjo tėvą, kuris buvo švaistūnas, paleistuvis, iššvaistė savo turtą, motina jį atidavė tarnauti vienam baronui ir galų galiai jisai tarnaudamas iškilo iki karaliaus rūmų. Ir ten jisai prisipažįsta, kodėl jisai yra čia. Dabar bandyk atsiversti. Kodėl jisai atsirado kyšininkų šaly. Todėl, kad mėgo... neberandu tos vietos. Čia vadinama kyšininkų šalimi, šita žemė. Sako, dėl to, kad mėgau grybštelėti riebiau. Dėl to, kad mėgau grybštelėti riebiau. Ir Dantė tą kyšininkų šalį, tame kyšininkų šalyje, jisai sutinka tą žmogų, vadinamas Čampolas. Ir per tą santykį, Dantės ir Vergilijaus santykį su demonais, su tuo pasmerktuoju, mes matome, kokia kultūra, vidinė kultūra pragare egzistuoja. Vieni kitais manipuliuoja savo pačių naudai. Ir viskas yra sumaišyta. Tiesa, melas ir nesuprasi. Dantė klausosi demonų, jie nežino, kaip nueiti į šeštą griovį, tai demonas sako, jo, yra tenai tiltas ir jis pasako datą nuo Kristaus mirties, sako, jis jau yra sugriuvęs, bet yra būdas kaip nueiti ir jisai meluoja, kalbėdamas dalį tiesos, dalį melo ir negali pagauti už uodegos tą velnę, ar ne? Bet čia tas Čampolas pasakoja apie tai, kad jisai dėl kyšininkavimo pražuvo ir tada jisai sako demonams, kurie nori pagauti dar nusidėlių, kad galėtų nudirti jiems kailį, galėtų juos sudraskyti, su šakėm juos pasmaigstyti. Jisai sako, jeigu jūs leisite man, pasitraukite nuo manęs, aš sušvilpsiu kitiems savo pažįstamiems ir jie supras, kad viskas yra saugu ir jie atplauks ir tada jūs galėsite pulti juos, traukti ir daryti su jais, ką norit. Demonai patikė Čampolo tokiu pasakymu. Ir kai tik tais jie pasitraukė, Čampolas iš karto neria į savo smalą, dingsta po smalos paviršiumi ir demonai suprato, kad juos apgavo. Melagis, kuris užsiėmė kyšininkavimu visą savo gyvenimą ir manipuliaciją kitais žmonėmis, apgavo pačius demonus. Taigi Dantė kalba apie tą kultūrą, vieni kitais manipuliuoja, demonai, sakė, pamatė, kas įvyko, puolė greitai tą Čampolo gaudyti su šakėm, bet nepagavo, patys susipainiojo ore ir patys įkrito į tą smalą. Galų gale ta smala prilipo prie jų sparnų, atėjo jų sėbrai, jų pažįstami, jų kiti kolegos, demonai juos ištraukė ir tada 22 giesmė taip ir baigėsi, sako, ir mes palikome juos ten aiškintis santykių. Ir matome, kokia kultūra, vienas kito išnaudojimo kultūra, apgavystės kultūra, aš ką tik tais laidos savo įrašo pradžioje skaičiau apie tai, koks jų tarpusavėje santykis. Pavaldiniai rodo liežuvį vienas kitam, o vadovas pasturgaliu trimituoja, reiškia, vulgarus žodynas, juokeliai, žeminimas, užstalės tokios, galima sakyti, užstalės kalbos, girtų pijokų, kažkokios tai
kalbos ir išsidirbinėjimai. Ir Dantė čia realiai kalba jau apie tuos demonus, kurių beveik mes nesutikome iki šios akimirkos. Ir kai mes juos pamatome, mes matome, kad ten yra kažkoks bardelis. Ten chaosas kažkoksai tai. Niekuo negali pasitikėti, net patys velniai yra apgaudinėjami, patys velniai per savo tuos žaidimus, ir ten taip yra vadinama, tas apgavystė yra vadinama kaip žaidimas. Medžioklė, vienas kito bandymas pagauti ir vienas kitą bandymas, nugalėti savo gudrumu. Ką Biblija apie tai kalba? Aišku, tiesiog aš nežinau, ar jums pavyko įsivaizduoti iš mano tokio pasakojimo, ką Dantė bando papasakoti, bet tai yra kaip labai man primena, kai rodo kokios nors kriminalinės kronikos ir ten ateina kokių išgertuvių mestų policininkai ir filmuoja, kas ten vyksta. Ten kažkokia moteris neaiškiai sėdi, vyras kažkoks ten rėkia viens ant kito, aiškinasi. Tai aišku, čia tas tokia nešvara, chaosas, betvarkė, bet viskas, ką Dantė nori papasakoti, aišku, apie tą kyšininkavimą, tai tas toksai gyvenimo būdas, slėpimasis po kažkokiu tai smaloj, verdančioj smaloj, nenoras išnirti, nes ten demonai tave drasko iš visų pusių, tai geriau pasislėpimas toj apgauliai, toj tamsoj, toj prieblandoj. Ir tie žmonės, kurie ten kenčia, pagal Dantės įsivaizdavimą, jie taip ir gyveno. Jie slapstėsi, jie murkdėsi tame manipuliacijoje kitų žmonių, kišininkavimuose, siekdami savo naudos, apgaudinėdami vienas kitą ir realiai ėjo po truputį į pražūtį. Klausimas, o kas čia tokio? Kas čia tokio? Visi dabar aplink manipuliuoja, visi žmonės aplink bando, ieško savo naudos. Gali pasakyti, kad tas naudos siekimas, iš tikrųjų yra progreso dalis, kad mes, bandome kažkaip tai vienas kitų pasinaudoti ir mes žinome galbūt iki tam tikro lygio, kad parduotuvės arba prekes pardavinėja mums prekes, jie bando, mus suvilioti, kad mes nusipirktume ten kažką tai, kad neitume pas konkurentus, pas juos ateitume. Tai čia tokia gera, sakykime, manipuliacija. Bet yra begalės įvairiausių kitų juodų ir negražių manipuliavimo būdų. Ir mes galime netgi taip skirstyti, ar ne? Gyvenimas toks yra, ką padarysi, tai reikia su to susitaikyti. Visų pirštai į save ir mums reikia kažkaip tai susitarti, kad visiems būtų gerai, visiems būtų nauda. Bet Dantė mato čia pavojų. To pavojaus lygiai gali būti gilus, dugno gali nesimatyti, vieną galime toleruoti ir netgi gal pateisinti iki tam tikro lygio, kiti yra netoleruotini ir atmesti visuomenės. Bet ką sako Biblija? Pirmiausia, apie bendravimą. Laiške Efeziečiams, 5 skyriaus 1-4 eilutėj. Paulius sako, būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai ir gyvenkite meilę, nes ir Kristus pamilo jūs ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapnią auką Dievui. Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas, godulystė ten nebūna jūsų net minimi, kaip pridera šventiesiems. Taip pat begėdystė, kvaila šneka ir juokų krėtimas jums netinka, verčiau te būna dėkojimas. Paulius kalba apie visai kitokią bendravimo kultūrą. Nešvankus juokeliai, pažeminantis juokeliai, sako, tegul tokių nebūna. Tegul jūsų kalba būna tyra, pilna šviesos. Geriau dėkokit, būkite dėkingi, ieškokite, ką gero galėtumėte rasti ir ką gero galėtumėte iškelti savo žodžiais. Taigi, tame 8 pragaro rato 5 griovyje, kur yra visi kyšininkai ir sukčiai, Dantė mato iškreiptą kalbą. Juokeliai kažkokie tai žeminantys, skaudūs, kandūs, kalba yra manipuliatyvi, už liežuvio negali pagauti, visi slapstosi nuo demonų, nardo smaloje, maudosi smaloje, visi susitepę, visi maudosi nešvarume. Ir ką Dievas sako? Dievas primena. Žiūrėkit, kaip šnekat. Kas išeina iš jūsų lūpų. Mokykitės kalbėti. Aš suprantu, kad dažnai mes esame įpratę savo liežuviu atsikirsti
įskaudinti, įžeisti, saugom save, bandom apsaugoti save, bandom kažkaip tai pakovoti, kumščiais negalim, nenorim, bijom, nežinom kaip, tai gal bent liežuviu, komentarais kokiais nors internetiniais, arba šeimoje, kuriame tam tikrą bendravimo kultūrą savo žodžiais. Ir kaip sakau, čia pragare ta bendravimo kultūra labai, labai ryškiai matosi. Tai čia vienas dalykas, mokytis kalbėti, Biblija sako, tegul nebūna jūsų šneka kvaila ir nebūna kažkokio tai juokelių, juokų kretimo. Biblija nesako, kad humoras yra blogai. Žinoma, kad humoras yra gerai, jis netgi būtinas yra, bet mes žinome, kokia yra plona riba tarp humoro, tarp, tokio galbūt pasijokimo iš savęs arba matymo gyvenimo komiškumo ir naudojimosi humoru kaip būdu kitą pažeminti, kaip būdu sukurti netinkamą įvaizdį arba kaip, aš nenoriu eiti, nes šitoje vietoje apie nešvankybės visokias nėra, taip lygiai ir kalbama, bet tiesiog liežuviu arba kalba gali būti rūsti ar ne, bet čia yra daugiau kalbama apie tą tokį lengvabūdiškumą. Čia galbūt netgi tiktų patarlių knygoje, toksai kaip ir pavyzdys. 26 skyriuje patarlių knygos 18-19 eilutėje yra parašyta: kaip pamišėlis, kuris leidžia mirtinus nuodėgulius ir strėles, taip elgiasi žmogus, kuris apgauna artimą ir paskui pasako, aš tik pajuokavau. Tai prenkai, yra tas, pas mus jaunimas dažnai kalba, kad mes prenkinam vienas kitą, padarom juokelį, išdaigininkai mes esame, kažkokią tai išdaigą padarome. Bet Saliamonas sako, kad taip elgiasi pamišėlis, kuris leidžia nuodingus nuodus, mirtinus nuodus, kaip strėlės mėto į kitą žmogų ir sako, čia juokelis, čia juokas, čia neprimk rimtai. Tai mes matome demonus taip elgiantis, jie vienas su kitu juokauja, bet tie juokai yra kandūs, nemalonūs ir iš tikrųjų žeminantis. Tai čia vienas dalykas. Dabar ne tik apie bendravimo kultūrą, bet ir apie to pragaro, kaip Dantė pasakoja, klimatą, koks tas klimatas. Ir klimatas toks, kad kaip jau minėjau, žmonės slapstosi smaloje, bando neišnirti į viršų, nes išnyrę į viršų, jie iš karto susiduria su demonais, kurie juos bado, drasko ir plėšo į visas puses. Kažkaip galvodamas apie tą draskimą ir plėšimą prisiminiau laišką Timotiejui. Ten apaštalas Paulius kalba apie santykį su pinigais. Jisai kalba apie santykį su turtais. Ir čia, šitame pragare, pragaro 8 pragaro 5 griovyje, yra visi tie, kurie yra ir 3 ir 4, prisimenat, mes kalbėjome apie tuos, kurie pardavinėja šventus dalykus, kurie apgaulę siekia per šventus dalykus pasipelnyti, tai viduramžiais tai buvo žinoma kaip simonija, kada žmonės pirkdavo savo vyskupo pareigas arba kunigo pareigas tam, kad galėtų paskui vėliau gerai gyventi. Tai Dantė sako, negali pinigais, šventi dalykai yra šventi dalykai, negali tai visko įkainuoti ir negalima to, piniginė išraiška visko matuoti. Bet čia jisai kalba nebūtinai apie bažnytinę kultūrą, čia jisai kalba apie bendrai pasaulietinę kultūrą. Ir Paulius, kalbėdamas apie žmonių santykius su pinigais, sako, jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu, tas yra pasipūtelis, nieko neišmano, serga nuo ginčų ir nuo svaidimosi žodžiais. Vėl mes girdime tos svaidimosi žodžiais, ar ne? Iš kur gimsta pavydas? Nesutarimas, piktžodžiavimas, blogi įtarinėjimai ir kivirčai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esąs pasipelnimo šaltinis. Čia galima grįžti prie tos, kaip jau minėjau, simonijos, kada žmonės galvoja, kad tikėjimas Dievu gali būti pasipelnimo šaltinis. Bet ką čia Paulius kalba, jisai kalba būtent apie tą žodinę kultūrą, kada nusigręži nuo Dievo ir pradedi galvoti apie pelną, apie naudą, iš tikrųjų tai nelipdo visuomenės, tai santykių nekuria, tai skaldo visuomenę, skaldo santykius.
Žmonės pradeda įtyrinėti, tam vienas kitą pikžodžiavimas, nesutarimas ima tarpti. Ir toliau apaštalas Paulius sako, žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešėme. Turėdami maisto, drabužių, pastogę, būkime patenkinti. Kas geidžia pralopti, tai va čia grįžtant prie tų, kurie nori pralopti. Jie pakliūva, kas geidžia pralopti, pakliūva į pagundą ir į spąstus bei daugelį neprotingų, kenksmingų aistrų. Čia apaštalas pradeda kalbėti apie tą draskimą, aistros, kurios drasko į visas puses, kurios žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra godulystė arba, kitoje vietoje pasakyta, meilė pinigams. Kai kurie, jei tai yra meiliai pinigams arba godulystui, godumui pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save, atkreipkite dėmesį, drasko daugybę kančių. Antras laiškas Timotiejui, 6 skyrius, 3-10 eilutės. Taigi mes matome, kad ką čia Paulius sako. Jisai nekalba apie pinigus, kad pinigai yra blogis, ar ne? Jisai kalba apie meilę pinigams. Ir mes visi žinome, kaip meilė gali iškreipti dalykus. Netinkama meilė gali iškreipti dalykus. Santykiuose, ar ne? Neteisinga meilė santykiuose. Santykius su vaikais. Mes žinau pavyzdžių, kai tėvai nebesusitvarko su vaiku, jo kompiuteriniais žaidimais ir užuot nubrėžę jam ribas, ir kai vaikas net nusprendė, 13-metis nusprendė nebeiti mokyklą, nes kam čia keltis, jisai nori žaisti ir tėvai ir mama nekelia vaiko, bet jam pasiūlo pusryčius. Gal nori pusryčių, jisai sėdi prie žaidimų, neina į mokyklą ir tėvai bijo nubrėžti ribas, pasakyti, kas vaikui gerai, kas tinkama ir netinkama ir prisidengia meilę, kaip aš pasakysiu vaikui, kas galima ir kas negalima. Mes žinome, kaip meilė gerus dalykus iškreipia. Taigi Paulius čia nekalba apie pinigus. Kyšininkų problema nėra patys pinigai. Kyšininkų ir sukčių problema yra, ką jie nori su tais pinigais daryti. Ką jie nori pasiekti su tais pinigais ir, aišku, ką toks jų gyvenimo būdas sėja aplinkui. Tai mes žinom, tie iš jūsų, kas buvote pakliuvę į kokius nors internetinius sukčius arba telefoninius sukčius, patikėję, kad galite užsidirbti greitai tos pinigus. Ir neaišku, kokiais ten būdais, jūs net nesigilinote iki galo kokiais būdais, bet patikėjote, kad jums bus pelnas, jūs gausite kažką tai. Jie jumis manipuliavo, jūs pasidavė tai manipulacijai ir jūs žinot, kaip tai drasko iš vidaus stresas, įtampa, skuba, kuri yra sukeliama visų šitų dalykų ir kaip tavo mąstymas tampa seklesnis. Tu pradedi galvoti paviršutiniškai, tik apie tai, apie pelną, kaip čia rasti, kaip čia išlipti, kaip čia užsidirbti. Tavo mąstymas arba tavo gyvenimas tampa paviršutinišku. Tik tais meilė, kaip apaštalas sako, kas gali ištirti meilės gylį, plotį, aukštį. Gilumą duoda tik tais meilė, godumas duoda paviršutiniškumą. Tai mes žinome tokius atvejus, galbūt asmeniškai esame patyrę. Aš esu kalbėjęs keletą tokių atvejų, netgi bendruomeniai turėjau žmogų, kuris norėjo žemę parduoti, norėjo padalinti į sklypus, į skirtingus sklypus, surado partnerį, kuris jam padėtų ir tas partneris sužaidė su jo dokumentais taip, kad galų gale visą žemę atiteko tam partneriui, jisai perrašė pagal dokumentus taip, kad tas žmogus neteko visų savo tėvų žemių. Tai kyšininkas ir sukčius, jisai užsirovė, jeigu taip galima pasakyti, ant to žmogaus. Ir apaštalas Paulius sako, kas pasiduoda tokiam dalykui, jis yra draskomas iš vidaus. Tai neramūs žmonės. Taip, jie turi savo kažkokį tai tikslą, bet jie gyvena paviršutiniškus gyvenimus ir jų aukomis tampa kiti žmonės. Bet mes turime saugoti ir patys save, ar ne? Kad nepasiduotume tam greitam pelno gavimui.
žinau, mūsų bažnyčioje, adventistų bažnyčioje Rygoje buvo toks atvejis, turėjo jie žemę Rygos centre ir atėjo kažkokie tai žmonės, čia labai seniai dar, kai iš Sovietų sąjungos mes išsivadavom, atėjo su kažkokiu tai pasiūlymu, mes jums padėsim ten pasistatyti kažką tai visą kitą ir galų gale tas vadovas, nuo kurio parašo viskas priklausė, net nepasiskaitęs pilnai sutarties, pasirašė ir viskas, ta žemė Rygos centre atiteko kažkokiems tai kyšininkams ir sukčiams. Ir aš žinau, kiek daug, žinai, buvo nesutarimų, iš to kilo kiek daug pykčių, nusivylimų ir įtampų pačioje bažnyčioje. Bet ką Dantė kalba ir ką Biblija pasakoja, jeigu žmonės eina tokiu keliu, ką jie daro? Jie sėja nesutarimus, jie gimdo pavydą. Ta kultūra sukčiavimo, jinai nieko neugdo, jinai pražudo ir mes turime saugoti patys save. Mes turime saugoti patys save, nepasiduoti tam greitam pelnui arba tiems pažadams, kad čia žiūrėk, čia viskas bus gerai, čia įdėk ten, paskolink ten. Aš sėdėjau čia biržose ir, žinai, sėdžiu ir viena moteris kažkokia tai laukia. Sėdė mučiutė tokia, visas susikrimtus, aš irgi sėdžiu ir sakau, kažkaip mes pradėjome kalbėti ir pasirodo, jinai laukia žmogaus, kuriam jinai paduotų 5000 eurų. Jinai sėdė visas susikrimtus, visa kita ir pradeda man pasakoti, o tai kaip čia, kodėl jūs čia laukiat, kam čia paduosit, visa kita. Kažkas jai paskambino, kažkas jai pasakė, kažkas tai apie vyrą, kad ten pripūtė tiek arabų, moteris patikėjo nuoširdžiai ir visas jos gyvenimas yra, kaip man padėti savo vyrui, kaip man padėti savo, aš atiduosiu tuos pinigus, aš sakau, jūs neduokit, ar jūs pažįstate tuos žmonės. Ne, man jie skambino, žinai, ir mes netgi meldėmės, aš nežinau, kaip viskas baigėsi, tie žmonės net važiavo, kas ten turėjo atvažiuoti, bet mes net nežinome greičiausiai, kokio Apreiškimų knyga daugiau apie tai pasakoja, apie tuos demonus, kurie pasklidę po pasaulį. Mes dabar nematom visų šitų dalykų, bet tie nuodai, tie čiulptuvai, kyšininkų ir smurtautojų yra visur jų pilna. Ir mes galime būti, nesivadinti tais kažkokiais kyšininkais ir sukčiais, bet mes visi galime būti pasidavę tam, kaip čia apaštalas Paulius sako, godumui. Mes galime būti pasidavę godumui, norėti daugiau pinigų ir tik apie tai galvoti. Ir Paulius sako, būkite atsargus, nes jeigu pasiduosite, jūs pradės draskyti kaip demonai visokios aistros, kančios, todėl turėti tą tinkamą santykį su pinigais arba su turtu, kurį mes turime, yra labai svarbu. Ir manau, kad Biblija, Jėzus mums moko eiti tuo teisingu keliu, kaip tai, ką mes turime naudoti geram, kaip tapti gerais prievaizdais tų žemiškų palaimų, kurias Dievas mums davė. Tai kodėl blogai, ar ne? Jau turbūt pradedat matyti ir galbūt netgi savo aplinkoje jūs esate patyrę, o galbūt savo širdį esate matę, kaip jumise gimsta godumas ir kaip jūs kažko tai užsinorite, kas labai jums svarbu ir kaip jūs su tuo kovojate. Tai kada žmonės pasiduoda tam sukčiavimui arba kažkokiam tai godumui, meilė pinigams, ar ne? Pirmiausia, aš jau kaip minėjau, tada viskas aplink tai pradeda suktis, ar ne? Viskas pradeda suktis apie pelną, o ne apie meilę. O turėtų suktis apie meilę, nes tai yra svarbiausia. Viskas yra laikina, viskas praeina, o meilė yra amžinai, jinai ir išlieka. Nes tada, kodėl tai yra blogai, nes jeigu mes galvojame apie pelną, tai kitas žmogus tampa priemonė mums kažką tai gauti, o ne mūsų artimų, kurį reikia mylėti. Tai vienas labai svarbus dalykas, tai jeigu viskas pradeda suktis apie pelną, mes pamirštame, kad viskas turi suktis apie meilę. Antras dalykas, kaip aš jau minėjau, kad tai skaldo santykius, pikžodžiavimai, nesutarimai. Čia galbūt galima prisiminti Luko Evangelijos 12 skyriuje,
pas Jėzų atėjo vienas žmogus ir sako, padėk man pasidalinti turtą su savo giminaičiais. Ir Jėzus sako, kas mane paskyrė būti tavo teisėjum. Ir jisai pasako palyginimą. Jėzus tada pasako palyginimą apie turtuolį, kuriam gerai uždėlėjo laukai, jisai pasistatė dar daugiau, dar didesnius svirnus, kad galėtų sutalpinti visas tas gerybės ir sako, dabar tu gali ilsėtis, nes turi maisto užtektinai ateinantiems metams. Ir Dievas sako, kvailas žmogus, jisai nežino, kad šiandien bus pareikalauta iš jo gyvybės, kad šiandien baigėsi jo gyvybė, o jisai galvojo, kad nuo turtų priklauso jo visa gerovė. Bet Jėzus, reikia nepamiršti, į ką Jėzus reaguodamas pasakė šitą palyginimą. Jisai reaguodamas į susipriešinimą šeimoje pasakė šitą palyginimą, kad godumas žmonės suskaldo, santykius gali suskaldyti, žmonės gali supriešinti šeimoje, nes vienas nori šito žemės lopinėlio, kitas nori šito, palikimas buvo toks, aš norėčiau taip, ir žmonės pradeda kasti apkasus, pradeda šaudyti vienas į kitą ir šeimos byra, santykiai byra. Tada antras, galbūt trečias toksai dalykas, kalbant apie sukčiavimą, apie godumą, apie kyšininkavimą ir iš kur tai ateina ir ką tai daro, kad godumas, aš jau minėjau, padaro žmogų labai sekliu. Mąstymas susisiaurina, žmogus tampa priemonė, bet meilė, kodėl meilė Dievas kviečia mus gyventi, nes meilė mus padaro giliais žmonėmis. Aišku, meilė duoda išminties, daro širdį nuolankę, bet ji ir daro žmogų gilų, gilesnį. Dantės tame piešiamame pragaro įvaizdyje visas gyvenimas sukasi tik apie tai, kaip išvengti demonų, kad jie nepagautų tavęs su tavo šakėmis ir kaip manipulacijomis išvengti tos kančios. Visas jų gyvenimas tik apie tai. Tai tas pragaras atspindi visą jų gyvenimą, šiame pasaulyje. Visas jų gyvenimas buvo apie tai, kaip kažką tai apgauti tam, kad gauti savo naudos. Tai tai labai seklus gyvenimas. Tai labai siauras gyvenimas. Tu tokiame gyvenime tik tais braidai niekada neišsimaudęs, niekada nepatyręs gylio. Paskutinis dalykas, kurį galbūt norėčiau dar paminėti šitoje temoje, kad godumas arba kyšininkavimas, jisai iškreipia ir patį tikėjimą. Apaštalas Paulius čia kalbėdamas sako, tie, kas siekia pralobti arba geidžia pralobti, Dantės atveju tai kyšininkai ir visokie sukčiai, sako, jie pakliūna į pagundą, daugelį neprotingų aistrų ir sako, daugelis nuo jų nukrypo nuo tikėjimo. Tai pasidavimas šitam godumui mus atitraukia ir nuo paties tikėjimo. Ir aišku, gimdo kitas nuodėmes. Mes jau vardinome čia blogi įtarinėjimai, pikžodžiavimai. Godumas gimdo kitas dovanas, kitas nuodėmes. Ne tik dėl to, kad tam, kad tu gautum pelno, privalai kažkur nusidėti ir kažką tai padaryti. Galų gale užsikrėtęs šitą dvasią, demonų dvasią, tu pradedi skleisti, jie gyventi ir tu sąmoningai ar nepradedi skleisti tą dvasią. Kokia išeitis? Ką mes turime daryti? Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Mes nuo kaupimo turėtume eiti prie pasitikėjimo, nes mūsų gyvybė nepriklauso nuo kiekio, kiek mes turime. Mūsų gyvenimo kokybė ir pasitenkinimas priklauso nuo pasitikėjimo Dievu. Tai nuo kaupimo eikime prie pasitikėjimo. Ir vėlgi aš čia noriu dar kartą pabrėžti, čia nėra svarbiausia, kiek jūsų banke yra sąskaitoje pinigų, koks jūsų atlyginimas, ką jūs valgot ir ką jūs savo galite leisti. Labai svarbu savo širdį saugoti nuo godumo, galvojant, kad tai, ką aš turiu, yra mano tapatybės dalis ir čia yra mano saugumas. Tai labai ribotas ir labai pavojingas dalykas. Tai eikime nuo kaupimo, tokio požiūrio, nuo kaupimo mentaliteto prie pasitikėjimo. Tada nuo godumo prie dosnumo. Dosnumas faktiškai yra vaistas arba kaip mes galime išgydyti savo širdį nuo godumo, tai būdami dosnus. Ir ne šiaip dosnus, einu duodu tam, einu duodu ten, pagalvokit, kaip jūs galite
dalį tai, ką jūs turite ir kur jūs norėtumėt, kaip jūs galėtumėte tuo, ką turite, palaiminti kitus. Kyšininkai tie visi ir visi tie sukčiai, jie galvojo tik kaip savo padėti. Jie negalvojo, kaip būti dosniais. Tai eiti reikia nuo godumo prie dosnumo. Tada nuo tarnavimo pinigams prie tarnavimo Dievui. Čia vėlgi širdies reikalas. Mes turime mokėti pinigus uždirbti, mes turime mokėti savo materialią aplinką palaikyti, puoselėti ją, bet mes turime pagalvoti, kaip jie gali tarnauti Dievui. Mano tėvų pavyzdys, ar ne? Ir ne vien tik tais jų, turiu pažįstamų ne vieną, kurie nusipirko sodybą ir ne tam, kad jie puoselėtų, ravėtų ten, žinai, ir gyventų ir galėtų džiaugtis, bet kaip tai galėtų paversti tarnystę. Ten stovyklas mes darome, ten ir bažnyčia ten renkasi, ir visokius renginius ten, tam, kad žmonės galėtų, na taip kaip jie supranta, daro, bet tam, kad žmonės per jų tarnystę galėtų pagalvoti apie Dievą, tai čia didžiausias tikslas šitos tarnystės, bet galbūt pasimokyti kitų vertybių, ne tos, kurios pasaulyje yra propaguojamos. Ir taip yra daug dalykų. Daug. Vieni žmonės moka uždirbti didelius pinigus tam, kad galėtų paremti kažką tai. Kiti žmonės nusiperka automobilį, bet jie į jį nežiūri kaip į savo nuosavybę, kaip jie galėtų pasitarnauti, galbūt kažką nuvesti į bažnyčią, galbūt kažkam tai padėtų. Jie, netgi jeigu žmogus įlipa ir su purvinais batais, jiems jau ne automobilis yra svarbiau, o žmogus yra svarbiau. Namai, galų gale namus, kuriuos jūs turite, ar tie namai tarnauja? Ar jūs galite pakviesti žmonės vakarieniai, galite pakviesti jaunimą, pasižiūrėti kokį nors, nežinau, aš čia dabar patarimus visokius duodu. Ne, geriau neduosiu jokių patarimų. Tai, ką jūs turite, pagalvokite, kad tai turi tarnauti ne pinigams, ne jums, kaip galutinis tikslas, tai turėtų tarnauti Dievui, turėtų tarnauti žmonėms. Na ir paskutinis pastebėjimas, kad pinigai arba materialinė gerovė turėtų vesti mus nuo savęs saugojimo prie meilės artimui. Čia tas labai svarbus motyvas, ten visą laiką Dantės dieviškosios komedijos kontekste kyšininkai ir sukčiai galvoja tik tais apie save ir visas jų gyvenimas Dantės nupiešiamame pragare, visas jų gyvenimas yra slapstytis nuo demonų, galvoti tik tais apie save. Tai nuo galvojimo apie save pradėti galvoti apie artimą. Tai netgi, prisimenat, aš ten pasakojau, kai tas, koks jo vardas, Čempolas apgavo demonus, sako, pasitraukit nuo manęs, aš sušvilpsiu kitiems ir kokie 6-7 ateis kitos pražuvėlių sielos, tada jūs galėsite paimti ir galėsite juos draskyti. Apsimeta, kad rūpi žmonės, bet jis galvoja apie save, kaip man pabėgti nuo demonų ir iš tikrųjų demonai atsitraukia, galvodami, pasiduodami tam melui, atsitraukia, galvodami dabar jis išvirptels ir atplauks, išnirs daugybę kitų pražuvėlių, kuriuos demonai galės savo šakėmis badyti ir draskyti. Ir per tais žodžiais sumanipuliavęs demonais Čempolas pats pabėgo. Taigi, jisai galvoja apie save, netgi apsimesdamas, kad jam rūpi kiti kažkokiu tai gerumu, prisidengdamas gerumu. Tai šiandien toks mano įkvėpimas, skaitant Dantę, apie kyšininkus. Aš manau, kad daugelis iš jūsų save sukčiais ir kyšininkais nevadintumėte, bet mes neprivalome savo sukčiavimo schemoje vartyti ir milijoninius srautus, tūkstantinius srautus. Mes galime tiesiog sudėti savo viltis į tai, ką uždirbame, tai, ką gauname, pamirždami, kas yra tikrosios vertybės. Ir Jėzus mums primena, kad tikroji vertybė nėra, kad man tarnautų kažkas tai, kad mano poreikiai būtų patenkinti. Jėzus sako, aš atėjau ne tam, kad man tarnautų, bet aš atėjau tarnauti. Ir Jėzus labai ryškiai kalbėjo mokiniams, sako, pasaulyje taip yra.
kuo aukščiau žmogus kyla, tuo labiau tikisi, kad visi jam tarnaus ir žmonės galios siekia tam, kad galėtų būti kitų aptarnaujami. Ir Jėzus sako, jūsų tarpe taip nebus. Gyvenimas neteina iš to, kiek tau tarnauja ir kiek kiti tavo poreikius tenkina. Aš suprantu, brandžiuose santykiuose taip yra, tu duodi ir gauni. Tai tokie abipusiai mainai. Bet Jėzus kalba apie tai, apie tos teisingus prioritetus, kad mes esame čia tam, kad galėtume dalintis meilę. Prasmę mes gauname iš to, kad patiriame meilę iš Dievo ir dalinamės ją su kitais. Ir kyšininkavimas, sukčiavimas, galvojimas tik tais apie pelną ir apie naudą savo, griauna ne tik tais vidinę laimę ir pasitenkinimą gyvenimu, griauna ir visuomenę iš pagrindų ir iš pamatų. Niekas iš mūsų nenorėtume gyventi pragare, tokiame, kokie aprašo Dantė. Bet Dantė, sutirštinamas spalvas, kalba taip, kaip kalba Paulius. Jisai kalba apie žmonės pasiduodančius pelno siekimui arba pasiduodančius godumui. Jisai kalba apie tos žmonės, kad jie sėja tą kultūrą, kur pilna pavydo, pilna nesutarimo, pikžodžiavimo. Kodėl tai yra blogai? Nes nieko nėra tikra. Nieko nėra tikra. Žmonės slapstosi, manipuliuoja kitais, bet niekada patys nėra tikri tame santykėje su kitais žmonėmis. Taigi būti ar manipuliuoti, aš taip pavadinau šiandien pasidalinimą, niekas nebebūna, nebemoka būti. Žmonės pasidavę godumui nebemoka būti, jie manipuliuoja. Bet tai nėra lengva. Būti mes galime, tai yra stiprus pasirinkimas ir Jėzus kviečia mus būti tikrais, būti realiais. Ir aš savo rėmėjams Contribui platformoje norėsiu ir apie tai kalbėti. Tai čia aš noriu ir baigti. Jeigu jūs norite pasiklausyti arba jūs šitą temą domisi, apsilankykite mano platformoje, Contribui platformoje. Ten bus daugiau pasikalbėjimo apie tai, kaip būti tuo žmogumi, kuris galėtų megzti tą tinkamą santykį su aplinka ir su žmonėmis. O čia aš baigiu. Tokie mano pamastymai šiandien, Dantės tema. Uždirbkite pinigus, naudokite tos pinigus geriems dalykams. O jeigu nemokate uždirbti pinigus, rūpinkitės aplinką, kurioje jūs esate geriausiai, kaip išmanote. Ir nepamirškite, kad viskas yra įrankis. Įrankis tam, kad mes galėtume rodyti gerumą vienas kitam. Sudie visiems ir iki kitos savaitės.